pat, kiek dabar mes matome mūsų ledo arenoje Elektrėnuose. Vat neleistinas veiksmas. Atakuotas mūsų vartininkas gavo į veidą ir teisėjas ant ledo. Ir kokios riaušės kyla prie lietuvių vartų. Komanda prieš komandą. Na ir vėlgi serbai išprovokavo, tačiau nereikėtų veltis iš šias muštines, reikės kuo greičiau nutraukti. Na, bet jau tikrai neleistinas veiksmas buvo prieš vartininką padarytas. Išbėgo vienas teisėjas iš baudinių salelių pasodintas žaidėjas. Jo, aš nepavydžiu serbų komandai. Ir tas žaidėjas bando skirti visus. Na ką? Paplokime vis dėlto Lietuvos rinktinei, man atrodo, jie laimė ir šią dvikovą. Vartininką gina visada, visos komandos, visi. Taip, labai negeras veiksmas. Už tai jisai, man atrodo, kitam pasaulio čempionate šis žaidėjas nepasirodys, kuris atakavo vartininką. Daug amunicijos ant ledo ir niekaip nepavyksta sustabdyti dviejų vaikinų. Teisėjas jau pasitraukė iš šono, praradęs turbūt viltį. Dar pavargo šiose muštynėse ir galų gale patys ledo ritulininkai. Valdai, karšta. Jo, nu ko, bet šito tai aš nesitikėjau tikrai. Teisėjai galų gale pailsėjo, susikopė ir išskyrė mūsų abu kovotojus. Tai yra Šlikas, ar ne? Dar nelabai gerai matau, man atrodo ne Šlikas, ten man atrodo, gal ir Šlikas. Taip, Martynas Šlikas. Turi rankoje priešininko maikutę. Marškinėlius. Tai yra pergalės ženklas. Kas nučiažia su marškinėliais, tas laimi. Tai kaip priešo vėliavą paimti. Dar kartą žiūrim pradžią šių muštynių, kai buvo atakuotas vartininkas ir nieko nelaukdamas Mūsiškis atakavo varžovą už tokius dalykus. Tai griaunamas ir teisėjas. Apskritai primena gerą senovinį vesterną. Taip. Čia jau daugiau negu ledo ritulis Vytarai. Šlikas kruvinas, tačiau laimėjęs dvikovą prieš serbą, atėmęs iš jo marškinėlius, šalinamas be jokios abejonės visam likusiam rungtynių laikui. Aš abejoju, ar liks serbam kam žaisti, dabaigti dar 13 minučių žaidimo laiko. Valomas kraujas nuo ledo, tą daro Nerijus Daukševičius. Dar kartą šis epizodas, kai buvo atakuotas vartininkas. Ir nedvejodamas. Už tokį veiksmą. Čia Mindaugas Kieras berods. Mindaugo Kiero jau nėra, jis yra čia Pliskauskas. Pliskauskas nekiek nedvejodamas iš karto atakavo varžovą, kuris puolė mūsų vartininką. O toliau jūs viską matote patys. Boksas su pačiūžomis. Taip, kova be taisyklių. Dar tai šis epizodas. Jo, čia yra neleistinas veiksmas. Iš 4 numeris už tai tikrai gaus, jeigu matė teisėjas, aišku. Na ir štai likęs jaunuolis be marškinėlių. Sunkios varžybos pagrindiniam teisėjai. Teisėjai dabar tenka prisiminti turbūt visas, kiek jis klasių baigęs aritmetikos pamokas, kad suskaičiuoti visas baudos minutės, kurios bus skiriamos žaidėjams. Tai yra už borto dar yra teisėjų, apie 10 teisėjų, kurie stebėjo ir galėsim patarti. Na, štai pagrindinė dvikova, tarkim taip. Čia yra Švedavičius Artūras. Iš peties. Iš peties. Ledo ritulyje yra nerašytos taisyklės. Kiek žinau, jeigu vyksta tokios muštynės, sportininkai turi nusimti pirštinės, taip? Ne, jie negali nusimti pirštinių. Bet nerašytos taisyklės. Jo, taip, tai visi taip daro, kadangi su pirštinėm yra nepatogu muštis. Bet jeigu nusimeti, jau vien tik tai už tai, kad nusimeti pirštinės, jau